TV3 žinios. Kauno apygardos teismas pirmadienį pakeitė už itin žiaurų poros nužudymą Rolandui Sinickiui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę į 8 metus kalėjimo. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog nuteistasis skatintas viso 34 kartus, paskutinį kartą 2025 spalį, kas teismo vertinimu leidžia daryti išvadą, kad nuteistasis jau yra suvokimo apie savo elgesio keitimą pozityvia linkme procese, todėl jo lūkestis tikėtis konkretaus bausmės atlikimo pabaigos termino yra pagristas. Daugiau nei 500 savanorių pirmadienį pradėjo 9 mėnesių pradinę karo tarnybą, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jaunuoliai tarnybą atliks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione ir karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilerių batalione. Pasak kariuomenės, pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai bus supažindinami su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę bei susipažins su vadovybe. Diana Nausėdienė kreipėsi visus. Lietuvos šeimos nyksta. Pastaruoju metu ES gimsta bemaž dvigubai mažiau vaikų nei prieš 6 dešimtmečius. Mažėjantis gimstamumas ir smarkus demografiniai pokyčiai kelia didelių iššūkių Europos ateičiai. Lietuvoje praėjusiais metais fiksuotas mažiausias naujagimių skaičius per praėjusius dešimtmečius. Pirmadienį spaudos konferencijoje po Europos pirmųjų ponių suvažiavimą kalbėjo Diana Nausėdienė. Teismas dėl advokato šeiminės situacijos atidėjo Algirdo Vrubliausko valdiško turto savinimosi bylą. Užbaigti įrodymų tyrimą Alytaus rajono eksperto Algirdo Vrubliausko byloje ketinęs Kauno apygardos teismas pirmadienį atidėjo posėdį, nes jame dėl šeiminių priežasčių negalėjo dalyvauti politiką ginantis advokatas. Kodėl Nausėdienei suteikiama VIP išimtis? Kuo ji išskirtinė? Ekspertas rėžia be užuolankų. Oro uoste pirmoji ponia Diana Nausėdienė skris kaip VIP. Jai nereikės patikrų net keliaujant vienai. Anot eksperto, demokratinėse šalise politiniai lyderiai sąmoningai vengia privilegijų. Lietuvoje neva vis dar matomas sovietmečio palikimas. Perteklinis išskirtinumo siekis, kuris gali kenkti valdžios atstovų reputacijai, įrodo netinkamą požiūrį. Matulionis 3 Astravo reaktoriaus planai. Dar viena problema Lietuvai. Baltarusijai pranešus apie sprendimą statyti 3 Astravo atominės elektrinės reaktorių, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog grėsmės lygiui pakilus tai gali tapti dar didesnė problema. Andriaus Kubiliaus bandymui mažinti gynybos biudžetą signalas, kad Lietuva nesilaiko įsipareigojimų. Už gynybą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad bet koks bandymas atsitraukti nuo vyriausybės siūlomo 5,38% bendrojo vidaus produkto gynybos finansavimo gali sudaryti įvaizdį, kad Lietuva nėra patikima partnerė.